Sveiki, esu Rima Eivietė. Prieš keletą metų pamačiusi dekupažuotą dėžutę, labai susižavėjau šią techniką ir dekupažas tapo mano laisvalaikio hobiu. Savo žiniomis, patirtimis ir nesėkmėmis dalinuosi knygoje Dekupažo magija, kurią išleido leidykla Alma Litera ir kurią jūs jau galite rasti knygynuose. Knygoje rasite įvairias daiktų dekoravimo technikas bei nuoseklius paaiškinimus, kaip iš paprasto daikto sukurti gražią namų interjero detalę ar nuostabią dovaną artimam žmogui. Šioje pamokoje mes kartu pasimokysime, kaip visai įprasta prekybos centre pirktą vazą visai nesudėtingai paversti vienetiniu, unikaliu dirbiniu. Nepaslaptis, kad dekupažas yra nepigus malonumas. Todėl pravartu daiktų dekupažui paieškoti ne tik specializuotose rankdarbių parduotuvėse, bet ir indų, namų apyvokos reikmenų, net sendaikčių turguje. Štai kad ir ši vaza. Ji pirkta prekybos centre, nėra labai pigi, nėra labai brangi, bet ji mums patogi tuo, kad jos paviršius yra neglazūruotas, ji panašiai į keramiką, nors yra nepaprastai lengva. Ir todėl mūsų nevargins jokie paruošiamieji darbai. Kadangi ši vaza savo formą primena graikišką amforą, todėl kaip ir dera graikiškom vazom, jos foną padarysime tamsų, o paveikslėlį nudažysime ryškesnė spalva, sepijos ar oranžinė. Paveikslėlis yra visiškai paprasta kopija, padaryta iš graikų antikinės literatūros vadovėlio. Pirmiausia, dažome vazą juodais dažais. Dažome nestorai, tolygiai, dažai turėtų gultis lygiai ir teptukas važiuoti švelniai. Tai yra paprasti akriliniai dažai pirkti statybinių prekių parduotuvėje. Kai nudažysim visą vazą, paliksime ją džiūti. Kai pirmas dažų sluoksnis išdžiūva, vazą dažome antrą kartą, kad būtų lygu, gražu, kad niekur nesišviestų šviesus pagrindas. Pasistengiame visur atidžiai rasti visas sunkiai prieinamas vieteles ir jas nudažyti. Ir kai vazą nudažysime antrą kartą, paliksime ją džiūti ir užsiimsime paveikslėliu. Dabar šį paveikslėlį paspalvinsime. Kadangi sepijos spalvos neturiu, naudosiuos ochrą, oranžinę ir kažką gausiu. Labai svarbu prieš tai teptuką pamirkyti vandenyje. Nes jeigu dažysite grynais akriliniais dažais, tiesiog paveikslėlį aklinai uždažysite. Todėl pašlapinę ir šone pabandę, ar jums tinka spalva, ir gražiai nuspalviname. Jeigu spalva per blanki, pridedame oranžinės. Jeigu nesimato paveikslėlio, pamirkykite teptuką vandenyje. Daugiau vandens duokime. Nuspalvinę visą paveikslėlį, paliekame jį džiūti. Na štai, mūsų paveikslėlis jau išdžiūvo, bet dabar mums jį reiktų užfiksuoti laku, nes paveikslėlis dažytas akriliniais dažais, o mes jį norėsime pamirkyti. Šis lakas padengs paveikslėlį plėvele ir neleis dažams nusiplauti. Dabar paveikslėlį vėl išdžiovinsime ir išdžiūvusi galėsime iškirpti. Kai reikia sukti, patariu sukti ne peiliuką, o patį piešinėlį. Tai bus žymiai patogiau iškirpti už apvalintus kampus. Labai patogu pjaustyti ant tokio kilimėlio. Aišku, jeigu tokio neturite, ne bėda, galite pasidėti ką nors kietesnio. Na štai ir viskas. Paveikslėlis iškirptas. Galime pradėti jį klijuoti. Prieš klijuodami paveikslėlį pamirkysime šiltame vandenyje. Popierius suminkštės, gražiau gulsant išgaubto paviršiaus bus minkštesnis. Mirkimo laikas priklauso nuo popieriaus storumo. Pamirkę paveikslėlį iškeliame ant popierinio rankšluosčio, gražiai ištiesiame ir nusausinam. Nusausiname popierinių rankšluosčių vandens perteklių, atsargiai išlyginame, nes paveikslėlis sukasi, jis apipurkštas laku. Imame plastikinę įmautę ar kokį kitą kepamąjį popierių.
nelipnų pagrindą, žodžiu. Ir ištiesinę paveikslėlį sutepsime jį klijais. Klijų negailime, nes jis turi gerai prilipti prie gaubto vazos paviršiaus. Tepame atsargiai, vėl geriau nuo centro į pakraščius. Bet štai man nepasisekė. Ir nutrūko vienas gabaliukas. Nieko, mes jį prilipinsime, o jeigu jums taip atsitiktų, paskaitykite knygoje Dekupažo magija patarimus, ką daryti ir kaip taisyti tokius paveikslėlius. Na, paveikslėlis jau išteptas klijais. Dabar galime su visa įmaute paėmę jį, nutaikyti į vietą, prispaudžiame, kad paveikslėlis liktų ir tada atsargiai įmautę, prilaikydami paveikslėlį, nuimame. Dabar pirštu atsargiai, bet gana stipriai prilipiname paveikslėlį prie vazos paviršiaus. Vėlgi kryptis turi likti ta pati nuo centro į pakraščius, kad nesusidarytų raukšlių. Na štai, paveikslėlis jau priklijuotas. Galim viršuje priklijuoti ir tokią juostelę. Jeigu patinka ir apačioje, žodžiu, jau čia jūsų skonio reikalas. Dabar kaip ir dera antikiniai graikiškai vazai, mes jos paviršių pasendinsime. Šiuo atveju naudosime dvikomponenčių laku retro, kuris duoda tikrai labai subtilius, gražius skilimus ant keramikos. Pirmiausia, imame pirmuoju numeriu pažymėtą buteliuką ir tiesiog pilame ant paviršiaus. Pilame ant paviršiaus ir pirštu tolygiai paskirstome. Galima naudoti ir minkštą kosmetinę kempinėlę, bet nuo teptuko lieka labai negražūs dryžiai. Na ir kai viską padengiame, padedame ją džiūti. Kai šis sluoksnis išdžius, jis taps skaidrus. Na štai, pirmasis sendinamojo lako sluoksnis išdžiūvo, nebelipnus, tapo skaidrus. Dabar galime tepti antrąjį, lygiai tokiu pačiu būdu. Pilame ir pirštu tolygiai paskirstome ant paviršiaus. Štai ir viskas, padedame džiūti ir laukiame, kada lakas pradės trūkinėti. Na štai, sutrukinėjo ir antrasis sendinamojo lako sluoksnis, visas paviršius padengtas kaip senųjų drobių arba senosios keramikos įtrūkimais. Norėčiau pasakyti, kad tai nėra vienintelis sendinimo būdas. Jų yra daugybė ir jie yra aprašyti knygoje Dekupažo magija. Prašom, paskaitykite ir pamatysite skirtumus. Na, o dabar patariu mūvėti pirštinės. Įtrinsime įtrūkimus porporina, aliejiniais dažais ar šiaip ko turėsite. Paprastai, kuo įtrinti, yra nurodoma gamintojo instrukcijoje. Įtriname sukamaisiais judesiais, mažame plotelyje, vis pasižiūrėdami. Ir tokiu būdu mes turime apdoroti visą paviršių, kad išryškintumėm įtrūkimus. Kai įtrūkimuose jau yra pakankamai dažo, apverčiame skudurėlį ir nušluostome dažų perteklių. Ir einame prie kito plotelio. Na štai, kai įtrynėme sendinamojo lako įtrūkimus, dabar turime gaminį nulakuoti. Šio lako instrukcijoje yra aiškiai parašyta, kad būtina naudoti sintetinį laką. Nepadarykite klaidos, nenulakuokite akriliniu laku, nes gaminį sugadinsite. Todėl naudokitės arba tos pačios firmos siūlomų lakų, arba purškiamuoju sintetiniu laku. Na, kaip ir viskas, pamokėlė baigta. Tikiuosi, kad pradėję kurti savo kūrinius, jūs rasite savo kelią.